Išdidumas ir atleidimas. Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Evangelija pagal Luką, 18 skyrius, 13 eilutė. Jėzus pasakė palyginimą. Du vyrai atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojo savo vienas, taip meldėsi: dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės plėšikai, sukčiai, svetimautojai, arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10 nuo visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo atokai ir nedrįso ne akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Sako jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Apskritai kalbant, mes mielai pripažįstame, kad esame nusidėjėliai, tačiau kai tik kas nors bus bando konkrečiai apkaltinti, mes iš visų jėgų stengiamės apsiginti. Tik kiti žmonės, priešas, brolių kaltintojas ir melo tėvas, mato mūsų nusikaltimus ir iškelia juos į šviesą. Mūsų didžiajam, išpuikusiam ir didžiajam aš, tai yra labai nemalonu. Mes vengiame to ir ginamės, nes tai skaudina. Patiems pamatyti savo kaltę yra labai sunku. Nuo to labai nukentėtų mūsų išdidumas. Jis negali to leisti. Todėl mes mieliau renkamės būti tuo fariziejumi, kuris mato tik gerus daro savo darbus, o kaltę liekant paslėpta. Dievas taip pat gali pamatyti mūsų kaltę. Jis tai išmano geriausiai. Jis mato mūsų kaltę ir iškelia ją į šviesą, kad ji galėtų būti nuplauta ir atleista. Tuomet ji dingsta ir nelieka jokių priekaištų. Geriausia, kai mūsų kaltę gali apskleisti Jėzus, o ne kas nors kitas. Jis daro tai iš meilės, kad mes galėtume tapti laisvais. Jis nori tokių pasakėjų, kurie neturi jokių rūpesčių, yra džiaugsmingi, laisvi ir įromus. Todėl jis paima mus slegiančią kaltę ir siunčia jį mums savąją dvasią, kuris padeda mums kovoti su pasididžiavimu ir savęs išaukštinimu. Niekas nėra laisvesnis už tą, kuris sugeba atsiprašyti ir pripažinti savo kaltę. Taip, aš suklydau, prašau atleisk. Nusižeminimas yra pats svarbiausias krikščioniško charakterio bruožas. Dievas palaiko savo tarnus. Dėkoju Jėzau, kad man nereikia nieko slėpti ir apsimetinėti šventu. Tu atleidi ir tari man taip. Tu pažįsti mane gerai ir tu turi teisę matyti bei nuplauti mano kaltę. Su tavimi aš jaučiuosi saugus. Tu neteisi ir nesmerki manęs. Su tavimi aš esu laisvas. Amen.